Balandžio 9. Taigi vėl turiu galimybę daryti tiesioginę transliaciją. Galbūt tos galimybės man jau ir neatims kurį laiką. Noriu pasakyti, kaip yra svarbu. Kaip yra svarbu mums visai demokratijai, kad mes laimėtume procesą prieš poną Žalimą, poną Kasčiūną, poną Maldeikį, kur esam kaltinami neva Lietuvos išdavimu ir žala transatlantiniai draugijai. Tai yra labai svarbu. Nes mūsų pergalė šitoje byloje būtų pergalė prieš demokratiją. Ne šiaip, tai yra tiksliau, pergalė demokratinėje šalyje. Tai ne šiaip pergalė, bet visų opozicinių jėgų pergalė. Nes tai tik įrodytų, kad Lietuvos konstitucija galioja ir kad mes dar turim galimybę turėti demokratišką šalį. Todėl šiandien mums labai reikalinga parama, finansinė parama. Taip, norint laimėti teismą, reikia turėti gerą advokatą. Geras advokatas yra gerai apmokamas advokatas, dar geriau yra turėti 2 advokatus. Nes visose bylose, kurios buvo pačios sudėtingiausios Lietuvoje, dirbo advokatų komanda. Tai nėra mano asmeninis išteisinimas. Šita byla tai būtų išteisinimas siekio taikai. Išteisinimas žmonių galimybės reikšti laisvai savo mintis, ypač taikės mintis, kurios neatneša jokio nuostolio bendruomeniai. Ir šiandien vis garsiau žmonės Europoje ir visame žemės rutulyje kalba apie tai, kad konfliktas Ukrainoje vis tik yra finansinių grupuočių, finansinio kapitalo susikirtimo laukas. O dėl to žūsta žmonės. Ir ar mes norim, ar nenorim, turim turėti poziciją. O sveika pozicija reiškia ta pozicija, kad šitas konfliktas jau senai turėjo būti spręstas derybų keliu. Tai reiškia, senai jau turėjo būti susodintos konfliktuojančios pusės. Bet kaip žinote, anglai tuo metu Borisas Džonsonas griežtai uždraudė bet kokias galimybės deryboms. Ir Ukrainos Rada priėmė įstatymą deryboms su Rusija ne. Kodėl kalbu apie Ukrainą? Todėl, kad tai yra glaudžiai susiję su mūsų taikos misija. Glaudžiai susiję su mūsų noru taikiai gyventi su kaimynais, nelipant į svetimus konfliktus ir stengiantis žiūrėti savo šalies saugumo ir gerovės. Gerovę šiuo atveju mūsų šaliai užtikrina glaudus, geri ekonominiai ryšiai ir su rytais, ir su vakarais. Su rytais ypatingai, nes tai yra resursai, be kurių neįmanoma plėtoti nei ekonomikos. Be resursų nei viena šalis negali stipriai vystytis. Pigus resursai yra šalies klestėjimo garantas. Taigi situacija tokia. Šiai dienai mums labai reikalinga finansinė parama advokatams. Visi ieškiniai, visi pareiškimai teisme turi būti paruošti aukščiausių lygmenių, o tam reikia dar ir dar kartą peržiūrėti bylos medžiagą, kad nepadaryti lemiamų klaidų, kad įsigilinti. Bylos medžiaga, kaip žinote, sudaro daugiau negu 6000 lapų. Tai yra didelis darbas, vėl iš naujo viską pamatyti kitom akim. Tai yra ir kelionės, tai yra ir labai brangus advokato laikas. Aš prašau visuomenės paramos advokatui. Ir tai jau yra ir jūsų pozicija. Jeigu jūs manote, kad mūsų veiksmai buvo teisingi, kad mes nepadarėme žalos Lietuvai, jeigu jūs pritarėte tam, kad mes buvom pirmieji, kurie išdrįso pasakyti, kad taikūs santykiai su kaimynais yra svarbiau už viską, tuomet aš labai tikiuosi iš jūsų finansinės paramos. Jeigu kiekvienas iš jūsų pervestų 5 eurus, tai nesudarytų labai didelės naštos jūsų biudžetui.
Aš neprašau rinkimams, mes neįdami valdžią, mes nenorim uzurpuoti kažkokių minkštų kėdžių. Šiai dienai mums reikia apginti demokratiją Lietuvoje teisiniu keliu. Taigi būsiu dėkinga visiems, kas pasidalins šitą video ir būsiu dėkinga visiems, kurie supras, kaip yra svarbu mums lietuviams laimėti šitą bylą. Tai ji nuskambėjusi jau ir tarptautinėse erdvėse. Apie ją rašė ir amerikiečių žurnalistai, rusų žurnalistai, lenkų ir kitų šalių. Aš jau nekalbu apie kaiminę šalis. Todėl mums labai svarbu. Vidas klausia, kur mes vaikštom, ogi vaikštom po laikinąją Lietuvos sostinę, miestą Kauną. Tai va pavasaris, viskas bunda ir bunda mūsų viltis, kad demokratija vis tik tai Lietuvoje dar yra, kad tie keli jos lašai, kuriuos mes galime išsaugoti, gali pavirsti sraunę upę. Taigi, būsiu dėkinga, jeigu pasidalinsite, būsiu dėkinga, jeigu paremsite, kur pervesti šitą informaciją, jūs rasite po video, pasidalinsiu ir taip pat mano asmeninėme Facebook'e. Dėkoju visiems ir gražios likusios savaitės, gražaus pavasario, gero oro ir vilties.